Dar vieną dieną. Standartinis apšilimas ir tada Smith Machine incline bench pressas. Ne ant paprasto, nes ant paprasto praeitą kartą dariau ir man vis tiek Smith'as labiau patinka. Ja. Tai greit prabėgam pro apšilimą. Ne, ką aš pažiūrėjau paskutinės minutės ir išėjau iš žymo, nes man sako nervų, negalėjau nervų daugiau žiūrėti. Bet ačiū Dievui, ne. Tai dabar realiai turim visai neblogą šansą į net į finalą išeiti. Nes ketvirtfinalį tikriausiai Graiko, pusfinalį tikriausiai Turkai. Okay. Gerai, apšilimas dan einam benchint. Taip, pirmas setas kaip visada apšilimai. Po 20. Aš turiu tokį jausmą, kad šitas Smith'as yra sunkesnis už tą, aš nežinau, ar tas iš vis kažką sveria. Reikėtų pažiūrėti. Ne, šitas praktiškai nieko nesveria. Ir taip spėčiau, kad dabar su po 20 apšiliminis setas ir tada dar po 5 ir tikriausiai po 2-5 bus kaip ir maksimumas. Puma. Gerai. Šiaip jaučiasi visai gerai, tik mano tas dešinis riešas vis tiek toks, bet jau daug geriau. Gerai, 25 ir važiuojam. Matysim, kaip čia įspausti. Lemba, kodėl pirma rugsėjo savaitė daug šiltesnė, geresnė orai negu per visą vasarą, what the fuck. Net su džempu nereikia eiti. Okay. Dar vienas toks svorio. Bet šiaip su šitu Smith'u benchint yra biškį patogiau, nes jis yra plonesnis. Tas baras vien tik labai storas. Tai jo, su šitu daug geriau šiaip jaučiasi. Ne tai, kad daug geriau, bet tikrai geriau, patogiau. Tuo atžvilgiu. Dar vieną setą su po 20.
Опа. Давай. Gerai. Iki dugno buvo prispaustas setas. Nice. Kaip dabar techniškai aš labai norėčiau padaryti tuos į viršų tokius. Pažiūrėsiu, ar išeis. Jei išeis, tai bus tie, jeigu neišeis, kažkokį kitokį fly. Pavyko. Let's go. Niekas nepalaužė žemę kabelių. Po 15 iš pusės nenori dėti 20, nes čia vis labiau yra pajutimas, squeezo pratimas, neapsimoka dėtis daug svorio. Nebent bus labai per lengva. Abejoju, kad tai bus. Davai. Geras. Gal ir pabandysiu 20 iš tikrųjų. Pabandysiu, pažiūrėsiu vieną setą, kaip jaučiasi. Bent 6, kokius turėčiau padaryti, kol užtenka, nes vis tiek kaip failurė, vis tiek jaučiu, užtenka 6, o ne rep. Gerai, tik katinam kitą setą su 20. Linkin Parkas yra tokia tautat muzika. Holy. Tai rytoj bus toks special biškį epizodas, nes darysiu ne vienas. Pagalvojau, šalį visą laiką arba su draugė, žymą pujens, arba su draugė, nes aš darau vieną, nedarau kitą ten biškį. Tai rytoj draugelį pasikviečiau ir rytoj darysim nugarybę abu čia. Tai bus įdomu. Tai ar toks biškį specialesnis. Vidosas, o šiandien vis dar vienas grandinu. Давай. Trečias su 15. Oba. Labai gerai. Tam toks geras putimas eina šiek. Gerai, dabar tikriausiai vėl kažkokį pushing. Tai tikriausiai decline. Jo, tikriausiai decline. 2-3 setus. Galbūt tikėtina 2.
Tai mano kalba labai sako dar 5 sudėti. Bet reikia dar kokias minutės pagalvosiu, bet geras setas buvo. Tokio sunku šūdo dar gyvenime nesudėtas. Aš vis tik nesuprantu, kaip aš fiziškai galiu išstumti. Tipo, tada sorry. Bet, I guess, tipo, jo, jeigu galiu daug daugiau padaryti negu įprastai, pavyzdžiui, negu bench pressą, bet I don't know, visai kietai. Tai kem 5. Ir tikiuosi viskas bus gerai. Tai neblogai, bet dar vieną setą padarysiu, bet nusimesiu tos 5. Gerai, plėšim šitą šiudą. Gerai, ką toliau? Tikriausiai pec dekas, 2 pec deko ir vienas cross cable. Ir tikrai krūtinė bus užmušta. 60 uždėta. Reikia pabandyti. Per daug krūtinė pavargus. Ir šiaip svoris per sunkus, ten 2,5. Labai gerai pasijautė. Dar vieną setą. Davai. Crossover. Tai gal šiek tiek pasilenkus crossoverius po 20 kg. Galėčiau gal 25, bet nenoriu gal persistengti daug.
Ir per akis užteks. 20. 3, 2, 1, go! Dar vienas ir krūtinė dam. Davai, damušam. Jo, shoulder pressas ir tada lateral raising. Man netgi norisi kažką biškį paįvairint pačiam, bet... Nors ne, užtenka. Šiaip gerai jaučiu, pečiai auga su to, tai pasiliksiu tai shoulder press ir lateral raising. Gerai. Ar 20 ar 22, va čia va klausimas yra. Šiaip davai pasiimsiu 20. Davai. Gerai, padariau, kad pasiėmiau 20. Kažkaip silpnokai šiandien shoulder pressas jaučiasi. Bet nieko. Gerai, dar vienas su 20 ir tada trečias tikriausiai bus 18. Gerai, 18 ir dar vienas setas. Ok, 10 kg kaip visada.
Dar vieną setą davai, nes pečiai jaučiasi normaliai padribėję kažkaip. Tai aš nemanau, kad verta daryti 3 setus, užteks 2 tokių rimtų iki failų. Tricepsai. Lemba gerai, pečiai labai iš tikrųjų padirbėjo, nors ir nedaug turėjau volumų. Pradėsim nuo klasikinio tricepo uždelnų. Ir tada man praeitą kartą labai patiko, čia prieš 2 dienas dariau overheadus supersetint su rope extensionais. Taip vat, dar ir tą tik padarysim. Gerai, pradedam ten būtų toks warm-upas ir po to iki 60 tikriausiai. Buvo anironkai buvo žiauriai lengva, ant rankio nuo šiam pridėti. Nes aš padariau 15 padariau iš tikrųjų net neilgus jaučiu dabar. Nu bet warm-up. Net consideriu norėti šiam 7,5, bet man atrodo, kad jau ties to, man atrodo, brėžiu ribą 60. Nice. Super pasihitinu. Tai dabar darau vos kitokią techniką, ta prasme, kad neleidžiu pilnai raumeniui atsileisti iki pat galo. Nes jeigu, ta prasme, aš paleidžiu iki tiek, o tricepsas ten visiškai neveikia. Nes aš laikau vienu su dilbiu su pečiais. Aš bandau tiek netitraukti ir spausti ir tada ištisai būna tensionas ant tricepso ir taip daug geriau burnina. Bet šiandien pabandžiau ir labai pasiteisino. 60 kg. Bandom.
Okay. Dar vieną tokį ir tada kitą tikriausiai dropinsiu kitam 2,5. Padarysiu ir tada su pasu persetinsiu su raupsais ir liks dipsai. Gerai, 52,5. O ant raupų 30. Davai, kamšam. Galėjau 25 dėtis, bet pochui. Gerai yra. Aš pakankamai patenkintas ir su tokiu, bet tai neblogai. Pahitinta. Gerai, varom dipsų padaryti. Gerai, varom heavier negu praeitus kartus. 45. Taip, 2 setai daugiau nereikės, bet papumpuosiu, jeigu matysiu, kad per daug nusimsiu planas. Liftingas nieko nesikeičia, jeigu tau yra per sunku, kam tau, ta prasme, pušinti. Jo, tas dalykas yra, jeigu tu manai, kad tu pakeli, tu užsidedi, tu pradedi daryti. Tai jau pabaig daryti, padarysi 4-5, vis tiek padarysi papėlį ir tada nusimes svorį. Nes matau logiką tiek PMVP, tiek padaryti 5-10 repų. Tik dažniausiai 10 repų yra gerai, nes jeigu tu gali padaryti 10 repų, tikriausiai tu gali ir techniką daug geresnę daryti, negu tiesiog užsisleminti kiek nori svorio ir bandyti kuo stipriau sakmėti. Tai filosofija su liftingu yra visą laiką tokia pati iš esmės. Get big. Get big ir nesužalot. Okay. Kaip gerai pahitino. Bet antram setui nusimesiu tas 5. Tai vis tiek mano jėgos yra all time low. Bet all workout low dabar, nes paskutiniai setai, tai aišku, kad neturiu tiek daug jėgos palyginus su pradžia. Tai apsiriboju ties 80. Ir dar vieną insane setą. Davai. Bye-bye. Gerai viskas. Lekiam pabazuoti.
šį kartą noriu įsitikinti, kad tikrai fokusuoja kamerą, tai atrodo, kad fokusuoja. Gerai. Uždienelė tikrai užskaityta. Tikrai. Labai gerai, nieko neskudė, aišku, jokių pečių nieko, tik man tas viešas darbiški. Bet po truputį vis geriau ir geriau. Krūtinę labai gerai pahitino Smithas. Aš pabandžiau praeitą kartą barbelą. Ir man Smithas atrodo, man Smithas tiesiog yra labai superior, nes daug kontroliuotas. Tau nereikia žinot, ar tu ant barbelos stumi tiesiai ar ne, tau Smithas tiesiog ištiesina visą range of motion, nes tas labai gerai. Gerai, pasižiūrim, ką čia turim. Tai neblogai, da? Nice. Gerai. Ką čia dar pasakyti? Ryt bus ne one man show. Tai, draugelį pasikviečiau padaryti. Nes kodėlgi ne? Vis tiek biškai smagiau yra dažniausiai daryti su kažkuo, gali biškai daugiau pušint, gali tada paspotinti, dar biškai pakalbėti. Tai jo, skaičiau draugelį ir tai padarysim duo, nugarą plus aš dar bickas, aišku, darau kartu. Jo, tada poryt kojas, dar sekančią dieną jau bus poilsis, kardio ir poilsis. Tai va, reikia grįžti namo ir kažką biškai valgyti ir ryt